Sveiki! Čia vėl mes, Eglė. Kotryna. Ir šiandien mes turime klausimą, ką daryti, jeigu kažką sukūriau ir niekam neįdomu. Bummer. Nežinau, gal galima kažkiek paliūdėti truputį. Natūralu, vis tiek dėjai pastangų. Taip, aš šiuo. Tai gali leisti savo. Taip, reikia išliūdėti kažkiek. Bet gal neleisti, kad jau tai būtų toks jau visiškai stabdis tavo tolimesniam. Nes kažkaip tada liūdna būtų. Tai tik tai vienas akmenėlis kelyje, taip sakant. Būtent. Neaišku, kada jo prireiks ir kaip jūs jį galėsit integruoti į savo tolimesnę kūrybą. Nes mes irgi taip kažkaip beveik viską darom spontaniškai ir tada nes tu darai, kai ta energija eina, ar ne, kai įkvėpimas eina, tu tą padarai, palieki ir gal, jo nereikia šito komponento. Bet vėliau, kai tu kuri kažką, sakykime, šiek tiek didesnio, tu pamatai, kaip tą komponentą galima paimti ir integruoti, ar ne? Kaip šiuo metu, pavyzdžiui, mes kūrime dabar konceptą erdvėje apie kūrybingumą ir inovacijas ir mes panaudojam tame koncepte idėjas iš praeitų laikų, kurios, šiuo metu, galima sakyti, buvo padėtos į lentyną. Nes šiaip neveikia. Jo. Nebuvo, kad labai tenai veikia, bet jos buvo geros, bet tiesiog kažkodėl... Taip, jom laikas net jo dar, kaip sakant, turi šiek tiek pamarinuoti tą idėją, subręsti, paaugti ir turi ateiti ta opportunity, kurioje tu pamatytum tos idėjos prasmę iš kitos pusės. Ir tada tas įsijungia toksai naujas įkvėpimas ir gali paimti ir perdėlioti elementus, performuoti ir staiga gaunasi naujas kūrinys su nauja paskirtimi, naujam tikslui. Ir mes, tame čia ir yra tas kūrybinis kelias, kad mes šiaip nežinom, kada tie visi komponentai, kuriuos sukuriame, staiga pražydės maksimaliai. Ar ne? Ir galvojam, kad sukūrėm, niekam neįdomu, bet gal, taip ir yra, šiuo metu gal tai neduoda pakankamai vertės, ar ne, mes per tą irgi praėjom. Bet tai nereiškia, kad tai turi būti šiukšlių dėžėje išmetama. Tai reiškia, kad tai yra tiesiog kažkoks elementas, kurio jūs dar galbūt nematot, kuris vėliau bus panaudotas. O kaip nenusiminti ir Deserčiukas. Net turim atsakymą irgi šitą. Taip, išeiti deserčiuką. Padeda, visada. Pradžiai, manau. Jo. Palidėti prie deserčiuko. Ir važiuoti toliau. Nes, kaip sakome, prie rezultato nereikia prisirišti. Ir nežinai, kada ten išpildysi viską iki galo, nes tu nuolatos kažkur vis augi, vis keiti dalykus. Tobulėjai, tai... Čia kaip važiuojant į kokį road tripą, ar ne? Kad, dalinai tu keliauji, tu kažkur ten sustoji, kažką nuveiki, bet tas tavo galutinis taškas, kurio tu tikrai ieškai, kuriame tu, tai jau pasakysi čia, jis dar nežinomas. Ir mes nežinom, kada čia šitas mūsų nuotykis prie to prives. Tai svarbu išlaikyti tą atvirumą, smalsumą. Ir kad tas visas road tripas kūrybinis būtų įdomus, ar ne? Ir tai, ką jūs sukuriat pakeliui, viską su savimi turėti. Ir su pagarba. Kažkaip aš bent jau buvau anksčiau taip labai tokia griežta savo, neveikia ir tada, žinai, ten
su botagu savo, tipo. Bet dabar tiesiog su pagarba tai kūrybai ir dėkingumu kūrybai, kad gali kurti, tu tą savo komponentą tikrai tiesiog padedi lentyną ir karts nuo karto dulkės nuolat. Vis pasižiūri, Jo. kaip čia spindi. Jo, nes tai irgi svarbu matyti, ką sukūrė tą. O mums dabar turint bumerango studiją, beje, jeigu esate Kaune, užsukite. Tai tikrai viską, ką sukūrėm, čia yra ir viskas matosi ir kiekvieną kartą ateinant, tada kažkaip vis iš naujo pergalvoju. Nes aš kai keliaudavau anksčiau, tai tą, ką sukūrit, tai tiesiog palieki jo, kaip planuoliai tą savo kūrinį tada nuputė. Bet dabar taip stabiliau gyvenant, tai fainai, kai tu gali viską turėti, matyti vienoje erdvėje ir prie kiekvieną kartą, mes dar sugrįšim prie šitą, Arba biškį pakeiti vietas, biškį padėlioji kitaip ir pasižiūri vėl kitom akim. O, va čia dar ir šitaip gali atrodyti. Jo. Tai tas irgi smagus momentas. Jo, Kotryna yra puikiai. Šitame, nes tikrai, taip kiekvieną kartą ateini ir vis iš naujo kažkaip į tą kūrinį. Ir taip, tai toks procesas taip pat yra kūrybinio proceso dalis. Vat reikia išeiti, kad galėtum sugrįžti vėl ir kitom akim pasižiūrėti. Nes man irgi ir studijai nusibosta kartais. Jo. Tai gerai yra atsitraukti ir fainai sugrįžti ir tada vėl įsikvėpi ir toliau važiuoju. Toliau spininam. Tai jo. Tai va. Dar kartą primink klausimą, kaip ten buvo, kad tu... Jau pamiršau, žinok, koks ten. Jeigu ką daryti, kai darbas, tavo kūrinys niekam neįdomus būna. Jo. Tai va, tai mes taip turbūt gerai atsakėme. Jo. Manau, puikiai atsakėm. Jei jūs turite kažkokių irgi atsakymų, tai parašykite. Būtų įdomu irgi išgirsti. Ir taip, lauksim jūsų kitose laidose. Taip. Iki. Iki.